Paplokit, kam pohui salė, vat rimtai, nebijokit. Kam, turiu jums blogų naujienų, labiau pohui tiem, kas nepaploja. Jie tokie, tegul šitie durneliai paploja, mes ramiai atsėdėsim visą vakarą, Ne, labiausiai pohui tiem, kas neatėjo šiandien iš vis. Tegul šitie lochai sumokės, mes ramiai sulauksim, kai išeis internete, pažiūrėsim, Ne, šiaip smagu, kad jums pohui. Man irgi pohui daug dalykų gyvenime, bet aš kaip pasakyti jums. Ot man nepohui, pavyzdžiui, kad vaikai badauja Afrikoje. Aš taip, Afrika, vaikai, ačiū jums, kad esat, ačiū, kad sukūrėt socialinę problemą, ačiū, kad leidžiat man pasijaus geriau. Bet kai kažką reikia daryti, aš tingiu. Bet aš, žinokit, aš esu tas žmogus, aš tingiu žoskai, aš net Netflix'e nepaspaudžiu skip intro, aš toks taip, Aš jums rimtai sakau, aš antiek tingiu, aš net valgiai tingiu paskutiniu metu, aš žoskai sukūdau ir aš nueinu į parduotuvę, kur turi automatiškai duris atsidarinėti ir manęs duris neužskaito kaip žmogaus. Aš tiesiog prieinu kaip dalbajobas ir jie net neveikia. Į mane vapšė nereaguoja, tiesiog, ir aš, taip, stoviu tiesiog, atrodau kaip bičias, kurį tiesiog išmetė iš roko koncerto, o jisai vis dar bando kažkaip praeiti, ir apsauginis iš kitos pusės žiūri mane toks. Priskrenda balandis, mūsų du užskaito kaip vieną žmogų, mes einam, apsauginis mūsų pamato, kažkaip čia aš su jo kartu, nueinu. Kaip jums šiaip balandžiai, ne? Nagli kurva, ne? Jie lochai. Lochai, aš vieną maitinau, jis toks, aš angliavandenių nevalgau, aš mačiutės bairį, tai išimk lochas, jisai vapšė nesupranta, balandžiai, debilai, bairių nesupranta, taip atstovi, vapšė nagliai jie yra, vienas priskrydo man iš vis prie lango toks, ir faką parodė ir nuskrydo, Kaip, aš galvoju, kaip tu ten fakelį parodė, kažkaip sugebėjai, iš sparnelio, kaip? A kaip balandžiai daro? Ačiū tau. Realiai, dar man savitarna patinka pardėse, nes savitarna įrodymas, kad, robotai niekada nepakeis žmonių, kur tu dvi prekės pramuši ir prasideda, salės pagalbos ieškojimas tas. Kur mama kasininkė ateik, prašau, ir tada tu, atsisuki ir ne tu tik vienas, ten 8 žmonės, stovi kaip botai, vienas į kitą trankasi, tiesiog sisteminė klaida. Ateina mama kasininkė, perkrauna matricą visą, man iš viso įdomi ta parduotuvės matrica, aš parduotuvėse dar mėgstu tą frazę, galiu sau leisti. Bet aš ją naudoju bet kada. Tiesiog perku surelį ir taip, galiu sau leisti nykštuką. Šiaip frazė galiu sau leisti nykštuką skamba kaip pedofilų kodas, ne? Galiu sau leisti nykštuką. Mes antram aukšte. Ne, šiaip aš suprantu jūsų pasimetimą dabar apie mano durnus bairius, nes aš išprotėjau galutinai, aš jūs pagaunu, man yra bipolar, išprotėjimas normalus ir aš turėčiau jau nusižudyti seniai, bet tingiu. Čia pliusas yra realiai, jo. Realiai tingėjimas mane išgelbė nuo savižudybės, žinokit. Bet aš vaikštau į polikliniką pas psichiatrą, o poliklinikui psichiatras yra, ne nuo depresijos, o depresijai realiai. Nes poliklinika Lietuvoje yra pochuizmo ambasada tiesiog. Ta prasme, jūs buvote, kur, tu tiesiog ateini, ten seselė sėdi tokia, tu sakai, o daktarė priima ir jinai, ką žinau, gal ir priima. Toks tai priima, ne, ir žinot, tas lietuviškas, ne, apie mūsų mentalitetą viską pasako, kaip jauties, kaip manau, mūsų tautinė giesmė turi būti, krepšininkai visi eilė sustoja, Šimonytė išeina, taip, situacija su koronu, nahu jūs. Lohai,
Ir aš, karočiui, buvau pas psichologą dabar poliklinikoje ir aš vapščiai nesupratau, ką jisai ten dirba, blėt. Aš jam pasakau savo problemas apie vaikystę, apie tėvą ir jisai klauso, sako, ko tu, blėt, skundies? Tu ką, boba? Tokį man psichologas varo, blėt. Pakvietė kardiologą, dviesiai iš manęs žvengia, blėt. Kardiologas man spaudimą matoja, sako, ne, spaudimas normalus, ne kaip pas boba, blėt. Aš iš vis pradėjau abejoti to psichologo kompetenciją, kai jis mane kažkokiu momentu paklausė, pala, koks tavo zodiako ženklas? Aš sakau, vėžys. O, ble, mano pusbrolis vėžys nusižudė, ble, va, tau irgi pizda. Aš galvoju, kaip tave priėmė čia iš visi darbą, ble, ne? Jūs psichologas? Jo, tikrai taip, dirba. Palaukit, įrodykit, jisai mane sunku atrasti, lengva pamest ir neįmanoma pamiršti. O, kaip giliai, jūs psichologas. Aš rimtai, aš pradėjau, blėt, abejoti daktarais. Kai man dabar padarė 3 skiepą ir sesutė sako, žiūrėkit, ta vieta, kur darau skiepą, jeigu raudonos, pridėk kapustų lapą. Aš galvoju, čia vapšė, man atrodo, ne medicina, jau čia nuo savęs pridėjai, čia kur tipo Pfizeris, ten multikrūto vakcina ir kapustų lapas. Kas čia, tipo, kur, jums irgi taip sakė? Rimtai? Blet, aš sakau, čia kažkoks sąmokslas yra prieš Lietuvą, blet. Pridėkit kapustų lapą, dar pamiškit ten, biški, alksnį pridėkit, bebrų spermos ir bus vo. Aš manau, Pfizeris šiaip žino, ką mes čia darom, tipo. Blet, gal jie mums vakcinos neparduotų, blet. Čia 13 iPhone per kitą sako, jeigu negaudys ryšio, va, maldelė. Perskaityk dirb, žinok. Su Tele2 tik taip, žinok, veikia. Blemba, ir šeimos gydytoja, kas čia per darbas? Atleiskit, yra salėje šeimos gydytojų? Nu gerai, blet, nes prisipažinsit, aš suprantu, kad kaip tai veikia? Ką tu gydai? Šeimą? Ką? Aš tradicinė šeimos gydytoja, mes gėjų negydom niekada, blei. Nedaug dievė, mes normalią šeimą. Nu kas, čia atrodo kaip kūno kultūros mokytojas pedagoginiam, kur nieko nemokėjo, davė švilpuką, vaikus per pusę skirstyt, kamuolį ir varyk, tipo. Šeimos gydytoja, aš atvariau ne vieną kartą pas savo šeimos gydytoją į polikliniką, jinai ten visą laiką rašo kažką, rašo. Aš labą dieną, jinai rašo, labą dieną rašo. Aš galvoju, ką tu ten rašai, blei. Čia rašai, nekenčiu žmonių, blei. Mirkit visi nuo vėžio, blėt. Kodėl jūs čia? Va taip, va tiesiog pykti. Ir aš sakau, labą dieną, jinai, dėl ko atėjai? Ir sakau, man skauda plaučius, jinai, davai tave paklausom. Aš sakau, o prieš tai neklausėjai, aš kalbėjau. Aš nekėjau čia, jau 2 minučių šneku. Jinai, taip, davai paklausom, kvėpk, iškvėpk, sugebėsi. Aš sakau, nu kol kas visą gyvenimą dariau, nesusipisau. Ant 10, kvėpiu ir iškvėpiu, ble. Ir jūs nežinau, ar pastebėt, bet kai pas daktarą pradedi kvėpėt ir iškvėpt, tu darai, ble, taip, kaip niekada gyvenime nedarai. Vyksta kažkoks kvėpavimo konkursas, ble, kur taip. Ir tau ant tiek bloga, kad tau reikia jau pas 2 daktarą varyti, kur. Ir neklauso, sako, nu jo, čia plaučiai. Aš galvoju, ką, buvo abejonių kažkokių, tu čia iš MRU atvariai, kas čia vyksta, tipo, teisininkės į part-time jobas čia tavo, kas čia veikia, tipo, jo, čia plaučia. Aš sakau, man skauda, jinai man sako, tau neskauda, tau atrodo, kad skauda. Aš sakau, labai atsiprašau, kad lendu į jūsų mediciną, bet ar nėra, kad jeigu atrodo, kad skauda, reiškia skauda, ble. Nu, nenoriu lyst, čia nenoriu Nobelio premiją pretenduot, bet dėl viso pikto, jinai, blėt, nepisk man protą, aš čia naktimis dirbu, mane čia duchina, aš mažai pinigų gaunu, aš sakau, jūs nemažai pinigų gaunat, jums atrodo, kad jūs mažai pinigų gaunat. Jinai tokia, blėt, protinga, pizdinkai privačia. Aš labai protingas, aš pizdinu į privačią, Lietuvoje privati klinika, čia jau Havajai, ble. Ten jau moteris tau su kokteiliais prieina, jau ten raudonas kilimas, ten sako, daktarė jūsų laukia. Aš ateinu pas daktarę į kabinetą, ten ta pati boba iš poliklinikos. Ir jinai žiūri mane tokia maloni, labą dieną.
Aš toks, labą dieną. Aš sakau, dėl plaučių, jinai, nu paklausau. Įkvėpk, iškvėp. Aš toks, bet jau linksmai tai darau. Jinai tokia, nu jo, čia plaučiai, bet jums atrodo, kad skauda. Aš sakau, blėt, kom čia skiriasi nuo poliklinikos? Ne, visų pirma, aš su tavim maloniai bendrauju, duchas. Visų antra, 8 eurų, blėt. Aš sakau, bet jūs man tik vieną pusę plaučių klausėt, galima kiam? Jinai, blėt, nesidėrėk, čia neturgus, tau gerai? Nereikia naujos striukės pukinės. Aš sakau, blėt, čia neturgus, jinai teisingai, tikrinau, ar adekvatus. Bet šiaip, blėt, poliklinika yra mėgstamiausia vieta. Jums nebuvo taip, kad jūs skambinat, sveiki, aš noriu ten dėl kardiologų, jums sako, o jums būtų patogu 2029 metais, antradienį 9. Tu toks, a kokį mėnesį? Pas mus be mėnesį jau ten, blėt. Kur tu stovi eilėj, matai juodą baltą močiutę eina iš 80 metų. Sakė, blėt, man buvo motyvacija gyventi iki šios dienos, realiai. Laukiau eilėj, blėt. Aš žinau visą poliklinikų prikolą nuo vaikystės, nes aš esu mažas psichas, kuris turi hipochondriją. Paplokit, kas žino, kas yra hipochondrija. Ok, per daug protinga salė, bet dažniausiai nežino, paaiškinsiu, tai yra liga, kai sugalvoji kitas ligas. Aš vieną kartą turėjau dantų vėžį. Aš nuvariau pas dantistą, jisai nebūna, aš toks, kol kas. Kol kas nėra, bet vat toj. Ir aš mažas lochas, man 11 metų, aš žiūriu filmuką apie vėžį, kaip vaikai serga vėžį. Ir toks, o, man tas pats. Jie maži pliki, aš mažas plikas. Ateinu pas mamą, sakau, mama, man vėžys. Jinai, blėt, kokios kūno dalies šį kartą? Aš sakau, liežuvio, jinai argumentoka. Aš sakau, bučiavau su mergina iš Černobylį, per liežuvį radiaciją, jinai, ahujenna idėja, varom pas daktarą. Atvarom pas daktarą, daktaras, tau nevėžys. Ir aš laimingas, man nevėžys. Vsio. Vieną kartą aš sugalvojau, kad aš aklas. Mama, blėt, tu ne aklas, aš aklas, mama. Kur tu? Jinai, blėt, aš čia debilė, tu mane matai, taip man daro, aš taip darau, tugi matai. Ir mes varom pas daktarį, daktaras, jis ne aklas ir aš ne aklas. Ir mama stovi, ką tu darai, blėt, man gėda darai prieš visus. Aš sakau, mama, negalima taip ant taklų, rėkau, talio. Aš aklas vaikas, negalima taip daryti. Ir tada man buvo 16, aš internete perskaičiau, kas yra hipochondrija, kad tai yra liga, kai sugalvoju kitas ligas ir ateinu, mama, man yra liga, kai aš sugalvoju kitas ligas. Ir mama, o tau nėra taip, kad tu savo sugalvoji, kad turi lygą, kai sugalvoji kitas ligas. Ir aš, blio. Ir man nusinulino viskas. Aš dabar sveikas vaikas, bliamba. Ir jums visiems dabar buvo hipochondrija, jums visiems buvo paranoja su covidu, blėt, visiems buvo. Žinot tas, kai jūs tokie, ojo, va, blėt, dabar. O, nejaučiu nieko, o, ble, dar nauja atmaina, man gyčiu naujausia, kaip naujausias iPhone'as, tai man naujausia atmaina, blėt. Aš važiavau autobuse, bičias, oste, bomžą. Ir keičiausia, kad bomžas toks sėdėjo, jo. Prašau, bent kažkur būsiu naudingas. Malonu, blemba. Ir dar čiuvas, aš labai atsiprašau, galiu jūs dar palaižyti, nes nejaučiu skonio. Bomžas, oi, laižyk, draugai mane vadina PGR testas. Blet, sakau, su paranoja, bet man labai dar patinka šitie žmonės, kurie ignoruoja virusą, kuriems čia yra tokia, žinot, tas nacionalinis mūsų, tas, ne? Važiavau su Bolto vairuotoju ir jis apšė be nieko, be kaukės, aš galvoju, kaip tau teisės davė iš vis, bet jisai, man atrodo, be saugos diržo varė ir aš su 2 kaukėmis atsisuka, nusiimk, nieksgi nemato. Aš galvoju, virusas toks, oi, nežiūriu. Berniukai, darykit, ką norit ten. Galit laižytis. Blet, kaip man patinka šitie žmonės. Ir šiaip, man atrodo, geras laikas dabar komedijai ir tokiam socialiniui pasipriešinimui, net, kad, blet, antivakseriai. Žmonės, kurie pasiskėpė, kaip tarp mūsų, blet, nevyksta dialogas ir taip linksma, kur mes pasiskėpysim. Ne! Jūs nežinot, kas viduj! Mes žinom, nežinom.
Kas? Sakai, kas? Ne. Kas ne? Ne, ten ne tas. O kas? Ne tas. Kaip su mažais vaikais, žinai, kur taip, atiduok kaštoną. Ne, čia mano kaštonas. Ir vat kažkoks toks keistas vaibelis. Jūs nežinot, kas viduj. Kurva, mes nežinom, kas viduj advento kalendorių, bet perkam. Perkam kiekvienais metais. Tame ir prikolas. Aš noriu advento kalendorių su vakcinam, blėt, kur atidarai Pfizeris, blėt, iki šį vieną dieną. Tada AstraZeneca ir kiekvieną dieną kažką naujo, blėt, pato heroinas, blemba, važiuojam, blėt. Beje, aš sugalvojau advento kalendorių su Nausėda. Ten visur atidarai, visur tuščia. Jo, myliu šitą bairį. Ir man dar patinka tas argumentas, kad kas ten viduj, jūs dabar skiepėtės ir jūsų vaikai gims su 4 galvom. Tai čia už argumentas, ne prieš, blėt, vaikas su 4 galvom. Čia 4 darbai, blėt, call centre sėdės su 4 galvom. Sveiki, šio Teledu, Anglius, Antanas, Jelena, Agne, hopist, viena galva. Aš Instagramą dėčiau 4 kartus daugiau laikų gaučiau, ta prasme, su 4 galvom, blemba. Wow, antivakseriai, čia geras argumentas. Ir dar man labai patinka tie žmonės, kurie tokie, jau 3 dozę. Tikrai ne. Kurva, o blėt, 2 prieš tai čia kur taip pat 2 alaus išgerti ir 3. 8 juodaodžiai tave pisa, 9 toks prieinu, toks, ne. Aš tau ne kokia kekšė, gerai? Bliu, tu čia. Smagu su jumis, smagu, bet ateina mirtelė jau ir jums, ir man, nejaunėjam žmonės, ne? Man aš toks tipo, buvo 16 ir tik 3-3 dabar, blėt. Vat žinot, kaip tas jausmas su amžium, čia kaip greitkelį varai ir lapę pamatai. Ir toks, ir draugai, kur? Всё, nėra. Ir jie tokie, kurva, meluoji. Ir aš galvoju, koks man pointas meluot, blėt, apie lapę? Kad mes į mišką atvarom ir lapė tokia, blėt, gerai, mes jį apipisom. Ir brėdis liuksą rodo, blė, maladės. Ką, blėt, koks brėdis liuksą rodo? Jums gerai dabar su galva? Su kom jis liuksą rodo? Jis kanopas turi, blėt, sėdi ir žvengia, blėt. Tokie, tikrinkit faktus! Pasidomėkit, blė. Vakciną jums padarė, blėt, apie brėdžius tikit man, maladės, blė. Aš jau protingas, suaugęs žmogus, blė, net debilas, blė, 3-3 metai. Blė, durnius vis tiek. 3-3 metai, blė, aš vapšė neužsukinėjau šitos huinios. 3-3. Už ką? Vapšė, ne už. Už ką man 3-3, blė? Aš pamačiau neseniai naujieną, grupiai 10 metų. Aš toks, kurva, taigi jo, 10 metų. Jiegi tik ką šūlę baigė, blė, 10 metų. Aš galvoju, dar 2 metai ir jie pasieks savo klausyto amžiaus vidurkio. 12. Sėdi tokia priekį, blė. Kiek čia? 10 + 2, palauk. Pala, šitą mokiaus, blė. Ne, žinokit, aš nemoku su jaunimu jau bendrauti, prie manęs nesiniai stotelį kažkoks 14 metais prie sako, tu tas iš TikToko. Ką tu darai, suka? Ką aš tau padariau blogo, alio? Aš sakau, tu tas dalbajobas iš mano bairio. Jisai iš kokio? Iš ateities. Pamatysi TikToke. Jaunimas. Ne, aš pats nebemoku jau su jaunimu bendrauti. Aš jau cringinis tampu, blėt. Kur man 3-3 ir aš nesiniai įstojau vėl į univerą, vėl į 2 kursą. Ir mano grupiokam 2 vieneri, man 3-3. Suka, hebra, aš vapšė nemoku. Jie ten rūka, aš jau kaip dėdė, blėt, per šeimos balius prieinu. Jaunimas. Patiktokinam gal, ką ten, kokie vaipo skoniai populiariausi dabar? Yra radistų skonio vaipas, ne? Crazy Frogas, nepatinka jums? Šėlis varliukas, šėlis varliukas. Bem, reikia sakyt, ble. Pusė iš jūsų sėdi, ble, stiklinės akis, bet klasikos nežinot. Bem, Crazy Frog!
nežinot. Čia kaip nešok ledas. Čia klasika yra interneto, blėt. Ne, aš jau nebe jaunimas. Bet aš nenoriu būti tas, žinot, blėt, vidurio amžiaus krizės pozityvus žmogus, kur nuo kem 5 gyvenimas tik prasideda. Aš galvoju, kurva, kiek tau šulioj buvo per mateką, blėt? Kem 5 tau buvo. Kas nuo kem 5 prasideda? Vėžys? Agnė Širinskinė kem 5. Man po 13 metų, po 12 metų, Agnė Širinskinė manęs laukia tokia, Blet, jūs ją matėte, jinai kaip pelėda iš Hario Poterio atrodo, blet. Net pelėdai, tai jie žiūri, oi, blet. Aš nenoriu to. Yra salė kam 5. Matot, blet, net negyvena žmonės iki to. Net negyvena žmonės, aš jums sakau, blet, nieko gero nebus. Aš ir dar kur sakau, mano antroji jaunystė. Jaunystė viena debilė, viena. Nebūna, kad 97 metai žmogus kurva, 7 senatvė. Arba kaip mes vadinam, Adamkaus senatvė. Jau suprantu jūsų nuotaikas, suprantu, bet aš pats kartais senas būnu labai žmogus. Aš nesiniai su draugeliu stoviu, jis rūko ir aš toks stoviu, laukia žiūriu. Jo, o prieš metus, tokių metų jau snygo. Vsio, ble, čia seno žmogaus bazaras. Čia, ble, tau į Kroksus, į Škodą ir į gintarinę vaistinę, ble. Bet nieko nepirkt, tiesiog žiūrėt nuolaidą, žinai, va taip, kokia įdomi, kainodara labai gera, labai patinka, ble. Aš jau toks vaikštau kartais ir pats, toks senelis, toks, anksčiau buvo geriau, aš pas draugus ateinu, toks, sėdžiu ten, anksčiau buvo geriau, jie tokie, Olegai, kada anksčiau, aš prieš 2 valandas. Sėdėjau namie vienas be jūsų dalbajobai. Dročinau parnuchą, žiūrėjau, dar jaunas buvau, bibis stovėjo. Kodėl stovėjo? Nu, mes suprantam. Yra tas spaudimas dėl amžiaus durnas, blemba, kad mano visi jau draugai vaikus turi, blė. Aš manau, kad visi su vežimėliais. Aš manau, kad pusė iš jų net neturi ten vaikus viduj. Jie tiesiog trolina mane, tipo, vaikštą, tipo. Kurie atvaro su vežimėliu, man rodo, tipo, Olegai, aš toks, blėt, nerodyk man vaiko, aš antrą teismą nelaimėsiu. Mama dar, Olegai, galvoja apie vaikus, aš toks klausi kaip mano psichiatras. Galvoja apie vaikus, paim tabletę, nebegalvosi. Bairis apie pedofiliją užskaitom. Iki pakenselinimo liko dar vienas nekorektiškas bairis. Ne, man labai užpisa tos moteris, kurios, tipo, aš kaip mama, aš kaip tėvas. Aš irgi noriu taip pat būti. Bet aš neturiu vaikų, aš tiesiog pisiu protą. Aš kaip pusbrolis. Kaip 2 pusbrolis noriu pasakyti gėjams, ne. Aš vis galvojau, kad mano karta bus pirmoji normali be vaikų, bet mano klasiokė jau 9 klasė tokia, man, blėt, fuck. Atvarė su vežimėliu ir tokia, aš kaip mama, blėt. Kur, tu Matiekos, tu skaičiuot nemoki, blėt. Ne tai, kad skaičiuot, apskaičiuot savo veiksmų nemoki, blėt. Ir aš nesuprantu, kas čia apie aš kaip mama. Klausimas, kokia tu mama, koks tu tėvas, bet nėra mamos ar tėčio geriausių varžybų, kad sveiki atvykę į turnyrą geriausių metų mama, vienam kampe Agnė nesvarbu, pati sauguose, kitam kampe Jelena nesakysiu, works at NASA, fight, ir jas pradeda vaikais pyzdintis, va taip, už kojas laiko, ble, ir kaip per Velykos, kieno stipresnis vaikas, taip. Blet, jūs pragarė degsit, aš jums garantuoju, ta prasme, nieko su jumis gero nebus, aš jums garantuoju. Nu, nieko. Ir dar tos moteris, kurios ten, tipo, savo vaiko fotkę įkelia ir jiems emodžį ant veido uždeda, kad nematytų. Tai gal nedėk. Bet tada tu galvoja, gal rimtai taip vaikas atrodo. Su emodžiu, ble. Toks vaikštai, jisai toks čia. Facebookas, tėvas. Ir dar mano viena draugė įkėlė savo vaiko fotkę ir parašė, mano meno kūrinys. Aš jau tokia toksiška chuinė, labas, čia ne meno kūrinys, čia vaikas.
Bet jinai ten tokia pikta, jaučiu, elektra nuo jos ėjo į telefoną tiesiog. Man ten, tu negali taip sakyti, aš toks, žiūrėk, galiu sakyti ir dar kartą parašiau, čia vaikas. Pizda, aš kiekvieną dieną dabar rašau, labas, jis ne meno kūrinys, jis vaikas. Aš jau ten bairius vystau, toliau, žinai, sakau, tu ką, blėt, eini į muziejų su vežimėlį, tavo apsauginis sako, taip, pas mus su savo meno kūriniais negalima. Ir mane mama užknėsa dar, blemba. Jinai galvoja, kad jeigu jinai tave pagimdė, reiškia, tu jai skolingas vaiką, blės. Man buvo 3 metų, jinai išgėrė vynelę, rūko tokia. Olegai, kai man buvo 3, aš jau tave pagimdžiau. Supranti, apie ką aš? Aš tas galvoju, kad aš dabar turiu tave pagimdyti, blės, kad kaip čia. Sakau, bet mes paslaugos tokios neužsakinėjom, ta prasme, mama, negalima taip daryti. Ir man labai užnesa tas momentas, kaip jie mėgsta flexinti. Aš tave pagimdžiau, kai man buvo 30, močiutė mane pagimdė, kai jai buvo 20, prosinėlė pagimdė močiutė, kai jai buvo 10, prosinėlė su savo mama iš vis vienu metu gimė. Jos dar prie daktaro metė burtus, kas mama, kas dukra. Atrodo, blėt, anksčiau iš vis vaikai va taip atsirasdavo, kaip Tinderį dabar susimečint, kad tipa, zdarova, darom vaiką, darom. Olegas, Agne, pohui tavo vardas, mes darom vaiką, blėt. Vaikai kaip Ryanairą skraidydavo, tiesiog, opa, 3 savo pasiimu, pigius vaikus, blėt. Moteris ateina, kiek nori vaikų, 8, važiuojam. Mano tėvai, blėt, susipažino ir po 2 savaičių apsiženėjo, po 2 savaičių. Aš, blėt, Volte renkos ką pavalgyti 2 savaitės. Jie apsiženėjo po 2 savaičių. Jos kunigas, kai ženėjo, toks, oi, jūs tikrai norit. Pirmą kartą kunigas davė 2 savaičių grąžinimo garantiją, sako, jeigu ką, prieš Dievą atmelsiu, blėt. Ir tas jaunos mamos, kurias nemoko su vaikais elgtis. Aš neseniai, karočiui, variau per miestą ir pamačiau, kad vaikas, jisai blėt, tupėjo ant medžių. Kaip paukštis tiesiog tupėjo. Ir apačioje stovėjo, žinai, pasyviai, agresyviai mama tokia, kur kalba jinai ne į išorę rėkauja, o į vidų. Žinot, kur nulipk. Nulipk. Nulipk, žmonės, žiūrė. Jei ten, blėt, viduj susproga jau visi organai, jei ten jau reanimacija važiuoja, nulipk. Ir jis iš viršaus, ne! Nulipk. Ne! Nulipk. Ne, grinai, Izraelio-Palestinos konfliktas neišsprendžiamas. Jinai, nulipk. Ne, nulipk. Ir jinai, jeigu tu nenulipsi, aš tau sulaužysiu ranką. Aš galvoju, blėt, tu bandai jį apsaugot nuo traumas, bet kai bausmė siūlai jam rankos lūžimą, tu hujova, mama, aš teinu labai atsiprašau, jūs hujova, mama, jinai, blėt, tuoj aš tau ranką sulaužysiu. Aš sakau, aš ne ant medžio. Šitam mažam duchui laužė, gerai? Man ne. Nes aš tai, žinokit, taip pasakysiu jums. Aš savo vaiką pagimdysiu tokį, kur gali, blėt, bet ką įinstaliuoti. Realiai gali bet ką. Tu galėjom bet ką sakyti, kad ne A yra O, jisai Aliek, O, abolys. O, iš lėto leidžiasi saulė. Žmonės, ne žmonės, čia pelėdos. Ir jis debilas atvarys į 1 klasę. Oho, kiek daug pelėdų. Ir aš toks, nu va, švietimo sistema, piskis. Jie mokytojas sakės, taigi čia ne pelėdos, čia žmonės. Ne, žmonės ten ir ten balandžiai vaikšto tokie. Ne, jeigu aš su savo vaiku eisiu per miestą ir mes pamatysim vaiką ant medžio, jis man sakys, Olegai, kas ten? Nu, jis mane vadins ne tėvas, o Olegas, kad nepripras. Olegai, kas ten? Aš jam sakysiu, Olegai ten. Nu, jis irgi bus Olegas. Kad man 2 vardų neatsimint. Labai patogu. Olegai.
Jisai, kas yra, vaikas ant medžio, sakysi, jo, taip vaikai atsiranda. Ir jis debilas užaugs, sakė, vaikai ant medžio. Ir jam žmona sakys, aš noriu vaiką. Ir jis, einam ant medžio. Nu, aš tokį durnelį užauginsiu. Nes mane tėvai užaugino irgi debilų biškį. Aš jums rimtai sakau. Nu, aš tokiam emociniam smurte užaugau. Aš iki šiol, Aliek, oi, aš bijau. Aš labai atsiprašau, negalima vaikščioti, mes filmuojam. Atsiprašau ir toliau daro, taip. Man atrodo, čia yra gynybinė taktika teisme, taip, žinai, kad negalima buvo. Sorry. Ai, tu tiesiog nuo ten nuėjai tenai ir dabar ten tiesiog tupėsi, tokia pikta. Suku, išeit, aš dabar specialiai tau primyšiu čia. Aš primyšiu tau čia, blėt, rūskė, supranti? Daugiau nebejokausi apie vaikus. Nu jau, eik, blemba, alio. Wall of shame, blėt. Ne, nu pati norėjai, blėt, varyk. Aš labai tikiuosi, kad Nausėda po pirmos kadencijos taip pat išpizdins. Toks tipa... Sorry, Hebra, nu būna. Nu visko būna, nu situacija suprantama, jo. Kodėl jis taip? Jis atrodo, kad ar paspringo, ar tiesiog... Ar jam įkando monstras. Arba ten 3 metrų bičias toks sėdė. Jo, nu jokinga. Jo, ten tiesiog... Jo, Olegai, aš esu oficialus Kemal veidas. Koks mielas žmogus. Bet mane tėvai, blėt, emociniam smurte užaugino. Aš jums rimtai sakau, man, Olegai, negalima kalbėti su nepažįstamais. Kurva, jeigu prie manęs prieitų statelė kas nors kiek valandų aš kaip partizanas, aš tau nieko nesakysiu niekada. Eik iš čia. Man tėvas, Olegai, blėt, visada mušk pirmas, blėt. Aš iš šulio atėjau, aš supizdinau kūno kultūrų mokytoją. Savo klasės auklėtoją, blemba. 3 žmonės, kurie vapšė net neišmano klasės, blėt. Kažkokie random, kurie ėjo, taip. Mane, blėt, į kitą kiemą net kojas nekelk. Aš galvoju, kad ten Afganistanas, blėt, yra, kad ten evakuojamės, čia mažas vaikas, blėt. Aliek! Sio, man emocinis toks, blėt, smurtas. Aliek! Blėt, mes mūsų tėvai, blėt, jie užaugo, kad, blėt, reikia kančioj gyventi, blėt. Turgus 4 ryto, blėt, važiuojam. 4 ryte. Kodėl? Nes pats turgus. Kodėl? 4 ryte. Tai kainos tokios pačios, blėt, mes turim už batukus Sūnau, tu turi kentėt, blėt. Nori sportbačių rybok, blėt, kelkis 3:30 ryte, blėt. Ir dar mama kaip dramatizavo pinigų uždirbimą. Olegai, tėvas eina į darbą. Užsidirbt pinigų doneliai. Doneliai? Aš galvoju, mums taip viskas blogai šeimoje, kad doneliai? Doneliai tėvai, jis ateidavo iš darbo, aš tėvai, ačiū tau už donelę. Iš kur, blėt, sviestas? Tu mūsų apipisi, tu vagis. Aš jau įsivaizduoju jo darbę ten, blėt, tiesiog į velniai, blėt, 8 pysa tokie. Sūnelį ant donelės nori. Aš galiu anksčiau išeit. Ne, blėt, su batagu jam, blėt, per galvą. Aš kaip pirmą savo darbą atėjau, aš galvoju, kur čia kankinimo kambarys, blėt. Kam čia bibi čiulpt reikia, kur čia tie velniai, blėt. Man sako, Olegai, tu turi tiesiog pakeisti printerį popierį. Aš sakau, o popierį man pačiam rankytėm padaryti. Ten kur nors Rusy su kiniečiais. Jie, ne, tiesiog daryk ir viskas. Aš toks, jop, tvai matė, aš tėčiui papasakosiu, blėt.
Jis nepatikės, kad tokių darbų yra, blėt. Ne, jiems, bet gyvenimas yra kančia, blėt. Ir jie nesupranta mūsų šitų prikolų, kad tiem aš savęs darbę nerealizuoju. Blėt. Tu darbą turi? Turiu. Все, blėt, realizuoji. Tu visus realizuoji, blėt, pinigus gauni aš. Tėvai, emocinis smurtas, jisai, blėt, parodyk emocinės mėlynės. Aš labai gerai atvaidinau tėtį dabar. 1 prie 1. Jis, pavyzdžiui, nesupranta, kam būti viršui, darbe, aukštesnės pareigas, jeigu negali duhinti tie, kas žemiausiai. Būtų aukščiau tada. Būk apačioje ir būk auka. Bet mačiutė mano, jinai apšiai nepagauna. Aš sakau, mačiutė dirbu iš namų. Pala. Iš kur? Iš namų. Nedirbi, ne? Namie būni. Ne, mama iš namų. Mačiutė iš namų. Aš ją vadinu mama kartais. Nes mama mane mokė nuo vaikystės. Jeigu mama mirs, aš mačiutę geriau mamą vadinsiu, geriau. Jums nebuvo taip, kad mama vaikystė? Jeigu mama mirs. O tau 3 metai, tau, blėt. Alberas Kamiu tokį egzistencinius klausimus užduoda, tu toks, palaidusim tada, aš nežinau, ką daryti. Tai va, ir mano mačiutė, jinai vapšiai, jinai iš namų, tai remontuoja butus, kaip tėvas. Blėt, kai aš jai pasakiau elektroniniai pinigai, blėt, jinai sulūžo vapšiai, jinai. Ir jinai po to su manim kaip su debiliuku pradėjo kalbėti. Elektroniniai pinigai. Tokie doleriai ateini. Ir popierinis direktorius dar pas tave darbe, kolegos iš muilo, blėt, jo. Ne, o šiaip su pinigais, net trūksta jų, pastebėjot? Ne, blėt, vat trūksta. Ko trūksta gyvenime? Bet kada? Bet kokiai situacijai? Aš trūksta jų. Jūs man mokate, ne? Iš kur jie atsiranda? Jūs man mokate, ne? O jums kas sumoka? Matot, jau sunkiau, blėt. Ne, kas jums moka? Blėt, jūs dabar tas jausmas, kad VMI dabar esat, blėt. VMI apklausa ir šalia 2 mentai sėdi, žaidžia geras policininkas, blogas policininkas toks. Sakyk. Jums šių darbe, kas jiems sumoka? Matot, 2-3 klausimai netaip ir aišku, blė. Čia kaip ir su vakcina, aš jums sakau, kažkam kažkas naudinga, aš jums garantuoju, blemba. Ne, aš jums sakau. Žiūrėkit, pinigai, ne? Trūksta jų. Aš restorane buvau, man sako, jums nieko netrūksta, aš pinigų. Atnešit sąskaitą, pamatysit. Neturit meniu pinigų, ne? Ne, neturim, aš kaip neturit. Žiūrėkit, 2 eurų parašyta. Čia ne pinigai, čia kaina, aš čia bairis, alio. Ir bankė, kad kai tu sumokėk, pavyzdžiui, skolą kam nors draugelį, pavyzdžiui, tu, ne? Tau reikia dar sumokėti už pavedimą, ne? Kad sumokėt. Ahujėlė, ne? Tu jau 1 kartą moki, tau 2 reikia. Ir tada ateini į banką, tau sako, jūs galvojate apie pensiją? Kur aš apie savižudybę galvoju su jais? Aš nenoriu gyventi. VMI dar lochai mane tikrino. Mano įmonė MB Olegas ir Storas tikrina VMI. Ta prasme, jie man rašo ten, Olegai, jūs rugsėjo mėnesį pirkot balandžio kostiumą. Kodėl? Aš savo negaliu paaiškinti, kodėl. Kaip aš tau paaiškinsiu? Aš ten rašau, čia bairis, jinai nejuokinga. Aš toks, davai, vertinam mano bairius VMI dabar bus, blėt, ne mokesčių inspekcija, o Olego bairio vertinimo inspekcija. Ir jie pidarasi paskutinę škūrą nuo jūs nuims. Visus mokesčius. Aš jau viską sumokėjau, viską. Aš manau, jie man po 2 dienų paskambins, Olegai, jūs mums dar 3 eurų skolingi. Aš toks, kodėl? Mes žeminiai striukiai pas jūs pydės radom, blėt. Ir kaip gėda apie pinigus kalbėti. Jeigu jums kažkas skolingas, ne, arba jums turit už darbą kažkas sumokėt, mes pradedam kaip degradai kalbėti, ne, kur liobas. Žiūrėk, pinigėliai nesuvaikščiojo. Ėjo savo mažom kojytėm per finansų karalystę ir kažkaip nesuvaikščiojo. Jos užpuolė finansinis drakonas. Atsiųskit mums finansų pėstininkų. Ir tau toks žmogus, ne,
aš gal tokiam kaip tu niekada nemokėsiu. Ne, nu, rimtai, blėt, ir aš dar nemoku savęs pardavinėti. Aš vieną kartą buvau motyvacinėse kursuose, ten išėjo toks bičias, niekada nieko neklausyk, aš nahu išėjau iš karto. Iškart, blėt, sako, ten, Olegai, striukė pamiršo, mąstyk nestandartiškai, aš į kriauklę primižau, nu, aš toks prikolas žmogus, prikolus mėgstu, blėt. Nesumokėjau, jiems toks nestandartinis sprendimas buvo, blėt. Sako, Olegai, reikia mokėti save pardavinėti. Koks tavo vardas? Aš, Olegas. Ne Olegas. Aš toks, o koks? O-L-I-G! Aš galvoju, blėt, tokiam debilų kažką parduoda, blėt, iš vis perka iš jo. O-L, įsivaizduojat, pas jūs toks ateinam, blėt. Jis nemoki pardavinėti, kasininkė tokia, blėt, motyvuota super, tu tipo jau perki tokia. Pirk doną! Aš jau perku iš tavęs, viskas tvarkoja. O-L-I-G mano vardas. Ką reiškia? O, amazing. L, lovely. I, intelligent. G, genius. O-L-I-G! Einam parodysiu savo ofisą. Debilė, mes miške. Taip! Nes visas pasaulis mano ofisas, brėdin, atneš kavos. Super motyvuoti žmonės tokie, blėt. Nežinau, hebra, kaip jums gyvenime, man tai jau užtenka visko. Mane dar užknisa tie žmonės, kurie daugiau už jūs uždirba ir įsipisinėja. Tai kitas bairis apie mano namų tvarkytoją. Turiu, Bet ne tai, kad jinai man priklauso, blėt, ne, kad jinai, tipo, paunas atsikėlė, ne. Nu, jinai gyvena su manim, kad aš, mano draugė, ir jinai šalia tokia, blėt, išleiskit mane iš čia. Ne, jinai pas mane ateina kiekvieną antradienį 11 ryte ir aš ją palieku 3 valandom ir tvarka būna. Nu, automatika, karoči. Ir aš neseniai išėjau, grįžtu, namie tvarka, o jinai mano lovai miega tokia. Ir aš toks, alio, labą dieną, jinai, oi, aš sakau, kas buvo, jinai, oi, tvarkiaus ir užmigau. Aš toks, okei, viskas, ir jinai išeina, nu, viso, aš išeinu, aš toks, jo, išeikit. Jinai, nu, kitą antradienį, aš toks, jo, jinai, 11, aš, jo, jinai, o kur? Sakau, nu, hui znai, davai pas jūs dar. Aš ateisiu, padarysiu betvarkę pas jūs, su jūs susitvarkysiu. Nu, paeksperimentuojam, grinai. Jinai, oi, jokauju, aš toks, ačiū Dievui. Nežinai, galvoja kartais, kad žmogus išprotėjo, blėt, ir jisai tau laikų sako, jokauju, toks, ačiū Dievui. Aš jau labai laukiu, kad Nausėda toks išės, sveiki, jokauju. Ir mes sakėjom, ačiū Dievui, tu normalus esi. Ir jinai išėjo, ir jau naktis, ir aš negaliu užmigti. Ir vartaus, ir prisiminiau jos frazę, tvarkiaus. Ir užmigau. Planas aiškus. Bet namie labai švaru. Aš galvoju, planas toks, padarysiu betvarkę, tvarkysiu ir užmigsiu. Padariau betvarkę ir užmigau. Ryte atsikeliu, pizda kokia betvarkė, bet va taip išsimegojau. Skambinu valytojui, sakau, sveiki, per naktį situacija pasikeitė. Jinai, blia, kas buvo? Geriai, aš, oi, ne, blogiau. Jinai ateina tokia, nu gerai, sutvarkysiu, aš išeinu, grįžtu, dar žostkesnė betvarkė ir jinai miega mano lovai. Aš toks, kas buvo, jinai, oi, tvarkiaus, užmigau. Tada atsikėliau, vėl susitvarkiau, tada sėdžiu, negaliu užmigti. Šitas bairis be pabaigos, aš galiu toliau pasakoti. Aš vieną kartą 8 valandas jį pasakojau, tėvai tokie, blėt, mes tave nekviesim daugiau pas save. Šiaip aš jūs labai myliu, ačiū, kad jūs esat. Aš jūs labai, nu, nežinau už ką, aišku, jums. Ačiū už tai, kad atėjot. Aš suprantu jūsų pasimetimą lengvą, jums nemalonu, kai jums kažką malonaus sako, nes jūs pripratot prie heito visi gyvenime, kaip ir, nes mūsų internetas jau taip užaugino. Kai sakai žmogui, aš tave myliu, jis toks, kodėl? Ką tu man nori tom pasakyti? Tu gal mane, aha, ble, planas. Čia nebus taip paprasta. Kažką jis mesgė jau. Žinom, mes tokius. Žinote, interneto komentatoriai, kur taip pablemba ten. Jie, blėt, jeigu kažko nesupranta, reiškia, to neturi būti. Žinot, koks nors ten bus straipsnis, į Lietuvą atvažiuoja legendinis dainininkas Bryan Adamsas. Ir komentaras ten, o. Koks jau legendinis, mes tokių nežinom. Tai galvoja, Zita, tu, blėt, Zita.
Tu galvoji, kad kitas straipsnis išeis po akibrokšto komentaruose, Bryan Adamsas į Lietuvą neatvažiuoja. Kol Zita nesužinos apie mane, kojas į Zarasus nekelsiu. Ir, blėt, heitas visur. Net Landsbergis įkėlė kažkokią Gabrielį savo fotkę su vaikų ir ten kažkokie moteris parašė: sveiki, kas atsakys už genocidą? Toks atviras klausimas per egzaminą, blėt. Ir Landsbergis atrašė: sveiki, nežinau. Ir jinai atrašė: ačiū už atsakymą. Nesuprantat, reikia kartais žmonėm tiesiog dėmesio. Tiesiog pasakyti: va, prašau tau, dėmesis, būk laimingas. Bet ne visada Lietuva reikia dėmesio. Pavyzdžiui, pabandykit, blėt, savaitę sveikintis su nepažįstamais. Jūs žiūrės kaip kažkokį sektantą. Aš visą laiką su nepažįstamais sveikinus: labą dieną, labą dieną. Jūs matytumėt savo veidus, hebra. Jūs pusė iš jūs tokia: už ką? Kodėl? Kodėl jūs žiūri į mane ir, blėt, dar laimingas ir dar nelinki man akimis mirties, blėt? Maks, kad tu iš lietuvių gali gauti, kai sveikini su nepažįstamu, tai šitą. Ir tai lūpom dar tą tokį. Aš manau, kad jie ten lūpom tiesiog: eik nahui, blėt, iš čia. Nesisveikink, talpajobė. Aš į naują kiemą įvariau, mes ten gyvenam, ir aš su visais: labą dieną, labą. Nuo manęs kaip nuo šuns bėgioja tiesiog visi. Aš, blėt, prie šiukšlių dėžės stoviu, bičias su šiukšlių mašina, jam labą, jis į kitą pusę nueina. Aš galvoju, jo, blėt, su šiukšliu ateini toks, žinai, darbą, prašau, kolegas, valgykit. Po savaitės atėjo pas mane moteris, sako: jūs galit su visais nesisveikinti? Aš toks: kodėl? Mes iš jūsų vis tiek nieko nepirksim. Nes Lietuvoje, jeigu tu su kažkom sveikinės, reiškia, blėt, tau kažko reikia ir tu mandagus. O jeigu man nieko nereikia, va, tai žmogus, kad aš į optiką ateinu: zdarova, debilai, nieko iš jūsų nereikia, nes gerai jūs matau, debilai. Ir matau, kad jūs debilai esat. Ir man iš jūsų nieko nereikia, debilai. Va tai, va, blėt, reikia elgtis dabar, blėt. Mes uždari žmonės, žostkai. Bet tame ir pliusas yra. Jeigu rusai mūsų okupos, mes galėsim savyje užsidaryti, blėt. Ir rusai tokie: kur lietuviai? A mes su estais savyje užsidarėm, tokie ramiai sėdėm savo, nieks mus nepastebės, blėt. Iš vis nesuprantu, ko jūs dėl karantino bijot naujo, blėt, iš vis. Dėl ko parkės, vapšė? Kai šių Skvernelis pirmą paskelbė, sako: taip, sėdim namie, žiūrim pro langą ir į teliką, pusė Lietuvos. Yes! Kaip visada, blėt. Kaip visą savo gyvenimą. Aš manau, kad mums savo depresūchą reikia parduoti Europai, blėt. Reikia pavadinti net ant Visit Lithuania, kad pas mus būtų depresūchas turizmas. Įsivaizduojat, depresūchas turizmas, blėt. Čia yra nuostabus dalykas. Lithuania, capital of depresūcha. Dėl ko mes pirmaujam Europai? Mes labiausiai nusižudom. Labiausiai lankytina vieta – Kryžių kalnas. Sriuba, šalta! Kodėl? Kokie žmonės tokia ir sriuba? Ko žiūri, ble? Tada atvaro prancūzai Vilniaus oro uostą ir valytoja: kur, ble, eini, išploviau? Kur vaikštai? Ir jie lietuviškai iškart pradės kalbėti: atsiprašom. Labai dėl šventos ramybės atsiprašom tiesiog. Blet, mes parduosim. Pas mus net emo, blet, išvarė iš Lietuvos. Nes per daug depresūchos čia. Ir tokie: oi, blet, pas jos net Šapras nusižudė, linksmiausias žmogus, blet. Ką, aš suprantu, kaip jums nejaukų, blet. Suka, jūs jį privertėt, blet, ves televizinės laidas visokias. Vesk, džiaug mus. Ir jis toks: blet, aš nebegaliu jau. Jeigu Lietuvoje... Kas žiūrėjo serialą Squid Game? Paplokit, nebijokit. Kas nežiūrėjo, žiūrėkit, ten tas senukas, kuris yra, jis yra direktorius visko. Jo, kodėl pikti Lietuvoje visi... Sėdėt, suka, tu pydarė. Dabar pamatysi, kodėl visi pikti. Ne, aš jums rimtai sakau, jeigu Lietuvoje būtų Squid Game serialas, jeigu ten būtų sunkiausia užduotis, du vyrai turėtų stovėti viens prieš kitą, sakyti viens kitam komplimentus ir nesijaust pydarais. Ramūnai, tu gražus, suka. Aš negaliu taip!
Geriau daug man savo draugą nužudyti, blemba. Beje, noriu dar paspoilint kelis serialus jau. Game of Thrones ten Jon Snow prisikels. Ir paspoilinsiu serialą Moteris meluoja geriau. Ir pusė salė žmonių. Da, šitą spoiling. Šitą debilę spoiling. Šitas mums vapšiai nepatinka. Jo, dar man Lietuvoje labai patinka, žiūrint tą depresuchą, kaip žmonės, kurie kovoja prieš gėjus ir galvoja, kad Lietuvoje dėl to bus mažiau gėjų. Jūs dabar suprasite, apie ką aš kalbu. Žinot, kur tai Kaune buvo gay pride'as ir ten eina gėjai ir ateina tie, blėt, visi marozai su telefonais, filmuoja jos ir rėkoja, pyrai! A kodėl jūs jos filmuojat, blėt? Kad jūs namo atvarysit tokie vakarė, oho, kiek daug pydarų. Tokių mes neturim. Ir kaip man keista, kad jie tokie, tipo, ateina su kažkokia naujiena, tipo, į gėjų pride'ą. Pydar! A jūs galvojate, jie nežino? Tu galvoji, bičias su praturtais papais ir su stringais odiniais toks... Vakame. Kad taip įsivaizduoja, pora gėjų eina ir jie. Pydarai. Agniau. Tu girdi? Girdžiau. Rėkauja pydarai. Kaip nejauku. Gal nebūnam? Tada prieina, vyrai, ačiū, kad išgydėt. Mes prie bybio daugiau net neostysim. Ir visi į skirtingos pusės išeina, kur tradicinės šeimas, blėt. Ir kaip mane užnesa tie, blėt, homofobai, blėt, su pilvais, su kroksais, blėt, su neplautom viskom ten, blėt, kur tipo, viskas ten blogai gyvenime, blėt, jas viskas, blėt, blogai, viskas ten greunasi. Ir jie tokie, mes, blėt, pydarams, jūs nesate autoritetai jiems. Blėt, jeigu tokie kaip jūs manęs nemėgstat, reiškia, aš viską gyvenime darau gerai. Jūs atvirkščiai turit ateiti gėjų eitinės ir rėkaut, pagarba ir gėjai, oi, blėt, mes jiems patinkam. Jie spalvų net suderinti negali, alio. Žinote, tokie mieli homofobai, kurie man pydarai netrukdo, ko daugiau pydarų, man daugiau panų liks. Klaidinga koreliacija. Net jeigu visi bus pydarai, moteris, jūs pažiūrės, oi, blėt, mes lesbės. Žinote, čia tie bičiai, kurie bando švilpimai susipažinti su pana. Ką čia reiškia? Tu labai graži. Ką tai reiškia, ble? Alio. Kaip tavo tėvas su mamo? O, jis jai švilpė. Ir majavo pimpalų. Jo. Bliamba, bet aš piški irgi kartais toks bachūras esu. Sekso metu, kai reikia kalbėti kažką. Aš iš audio pusės mylėtis nemoku. Tai aš jums paaiškinsiu. Jūs moteris mokot, ahujenai. Mano draugė, jinai kai jis ten net pradeda, visas namas nori pystis. Aš jums sakau, ten estafetės pagaliukas, jau visi aš girdžiu. Mes pas močiutę buvom, pradėjome mylėtis, net močiutė kažką ten pradėjo su medinė pelėda sena kažkokia, ten, nu čia seniausias vibratorius kažką daryti. Kaip jūs... Aš nežinau, ką man daryti tuo metu, blėt. Kad man irgi, tipa... Ir jinai... Ir aš... Ir iš šono atrodo kaip COVID skyrius reanimacijos, blėt. Ir gelbėjom, blėt. Bet kai jūs daro taip... seksualiai, aš vieną kartą irgi pabandžiau atrodyti seksualiai ir man nichuja nesigavo, nes jinai darė ir aš you touch me tralala. Gerai, ačiū jums labai visiems. Ačiū labai Vilniau. Ačiū, jūs visi labai nuostabus, labai jums dėkui. Tai buvo labai nuostabu. Pakartojam, kada